Sveiki visi, mėlyje žiūrovai, šią gražią dieną esu paruošęs jums naują apžvalgėlę ir šiandien bandysim palyginti du dronus, tai yra DJI Air serijos, DJI Air 3 ir DJI Air 3S. Šie du dronai yra iš tikrųjų labai panašus, bet tuo pačiu turi ir savų skirtumų. DJI Air 3S yra šiek tiek naujesnis, tad manau nieko nelaukiam ir šokam į apžvalgą. Na, iš pirmo žvilgsnio, iš dizaino pusės šitie du dronai yra išties labai panašus. 3S yra šiek tiek didesnis, sunkesnis, bet pagrindiniai skirtumai yra šitie. Ir pirmas skirtumas tai yra pagrindinė kamera. R3 turi 1 ant 1.3 colių 48 megapikselių sensorių, o R3S turi didesnį 1 colio 50 megapikselių sensorių. Ką šitie skaičiai reiškia, tai 3S turi didesnį pranašumą filmuojant esant prastam apšvietimui. Vaizdas detalesnis bei turi didesnį taip vadinamą Dynamic Range, o Dynamic Range nurodo spalvų ir ryškumo diapazoną. Taip pat abu dronai turi po dvi kameras. Pagrindinių kamerų specifikacija skiriasi, bet abi yra 24 mm. Kitos kameros turi vienodus 3 kartus priartinančius 70 mm objektyvus, bet 3S dronas laimi ties spalvų gilių ir aštrumų. Antras esminis skirtumas yra tai, kad abu dronai naudoja įvairiakryptę, taip vadinamą omnidirectional kliūčių aptikimo sistemą, kuri mato kliūtis iš visų pusių. Bet įdomus dalykas yra tai, kad 3S turi naujos technologijos priekinį LiDAR lazerinį sensorių, kuris suteikia dar daugiau saugumo, ypatingai tamsioje paros metu. Turi patobulintą grįžimo sistemą, kuri ne tik pasitelkia GPS ištekliais, bet ir įsimena skrydžio takus ir pagal tai realių laikų sudaro žemėlapius, kad galėtų saugiai ir labai tiksliai grįžti į namų koordinates. Trečias skirtumas tai yra tiesiog įvairūs parametrai bei funkcijos. R3S turi ženkliai didesnę net 42 GB vidinę atmintį, kai R3 turi tik 8 GB. Abu dronai turi labai daug panašių ar vienodų parametrų, pavyzdžiui, veikimo laikas, ryšio atstumas, gabaritai ir daug kitų. Iš įrašymo pusės tai galimybės beveik vienodos. Vertikalus filmavimas 4K raiška, R3S gali filmuoti iki 120 kadrų per sekundę, R3 tik iki 100. R3S šiek tiek labiau kompresuoja filmuotą medžiagą, bet tokie skirtumai iš tiesų yra aktualūs labiau profesionalams. R3S turi vieną išskirtinę fotografavimo funkciją. Tai yra panoraminis režimas, kuris leidžia sujungti keletą nuotraukų į vieną platų paveikslą. Tai reziumuojant, iš tikrųjų skamba, kad R3S yra geresnis, bet tai ir yra tiesa, nes tai yra naujesnis dronas. R3S galim įsivaizduoti kaip automobilio faceliftas. Jis yra tiesiog naujesnis, atneša naujo funkcionalumo, kažkokių tai patobulinimų.